Sveiki. Noriu su jumis pasidalinti keletą dalykų, kurie, man atrodo, šiais laikais labai reikalingi ir jie sudėlios jums biškeliai jūsų suvokimą, kas ir kaip, ypač tiems, kurie galvoja, kad kažkada buvo gyventi geriau. Tas geriau buvo gyventi vien todėl, kad tais super duper laikais nebuvo daug malonumų. Buvo viskas daug paprasčiau, kukliau ir todėl buvo viskas labiau miau. Ir esmė yra tame, kad aš noriu su jumis pasidalinti mintimis apie dopaminą. Tai yra toksai nuostabus hormonas, kuris mumise išsiprovokuoja. Jeigu esate matę kokias nors laidas, kuriuose vedėjas sako: dabar jūs sužinosite kažką tai, kas pakeis jūsų gyvenimus. Jūs net neįsivaizdavot, kaip jums melavo, bet dabar jūs sužinosite tiesą. Jūsų iškart dėmesys, kad dabar bus pasakyti, kad taip. Ir vat būtent tuo momentu aš pradedu, tokie laidų vedėjai, pradeda maitinti jums dopaminą. Taip, jūsų organizmas, kažkas bus, pradeda įsiskirti dopaminas, nes jums duoda atsakymus ir jūs pradedate ieškoti atsakymų, googlins, ieškoti čia aplinkui. Žinot, būna tokie žmonės, kad užduoda tau kažkokį klausimą, o tu sakai, nelabai čia suprantu apie ką, tai sako, tai pasidomėk, pasigooglink. Kai neaišku, nei ką googlink, nei kur googlink, bet jiems matosi visas tas dalykas, tai vad, kad jums sukiltų tas visas dopamininis reikalas, jums reikia leisti šitą žinią, kad dabar jie pasakys jums kažką tai labai svarbaus. Tai va, ir kai jūs sužinote kažką labai svarbaus, jūs pasakot, yes, niekšai vagis, aš dabar žinau, kaip yra iš tikrųjų. Ir jūs būnat patenkinti. Tas pats dalykas vyksta, kai jūs ieškote kažką, norite kažką nusipirkti, ne? Ieškote kažkokios prekės, ieškote geresnės kainos. Vienas čia nori 100 eurų, kitas nori 120 eurų, o to 150 eurų, koks plėšikas. Ir staiga jūs randate kažkur tai už 60 eurų. Ir jūs, yes! Nusipirkote daiktą, kuriams iš tikrųjų visiškai nereikia, bet jūs labai laimingas, todėl, kad jūs sutaupėte 40 eurų, nors iš tikrųjų jūs išleidote 60 eurų už daiktą, kuriams iš tiesų nereikėjo, bet jūs jau esate laimingas. Tai yra dopaminas. Tai va, įsivaizduojat, kai mes gyvenam tais gerais laikais, kai buvo viskas geriau negu yra dabar, tai dopaminas buvo toksai natūralus. Taip lengvai, jaučiu didžiausias narkotikas tais laikais būdavo toks dopamininis, tai kava, išgeri kavos ir visas, toks kaip katinas, jau pasiruošęs lipt medžiais ir viskiais kitokiais dalykais. Pagrindinis dalykas yra tame, kad kuo mes daugiau visokių, ypač kaip socmedijos ir kitų dalykų vis gaunam, vis mus bombarduoja tais įtampas, tom paieškom, mūsų dopamino lygis pradeda šokinėti viršų į apačią. Tai va, kaip tai atrodo? Įsivaizduokit, čia yra base linija. Va taip jinai eina, kaip tais gerais laikais. O šičia, dopamino lygis, taip? Kai mes tiesiog gyvenam per tą vidutinį normalų lygį, mums jaučiasi viskas normaliai, šiek tiek galbūt netgi lengvai nuobodoka, bet okei. Kai mes gaunam dopamino, viskas pakyla ir kad jisai susireguliuotų mūsų organizme, organizmas mums padaro tokį kritimą. Ta prasme, dopaminas negali pakilti ir išlikti aukštai. Jam reikia leistis. Ir jis kai pakyla, jis pradeda leistis. Nusileidimas, jam reikia nusileisti už juostos. Ir vėl lengvai pakyla ir vėl. Įsivaizduojate, jūs kai bandote vartoti nors kokainą, tai jūsų dopaminas pakyla į kosmosą. O kai jau leidžiasi, tai nusileidžia tiesiai į pragarą. Ir tada, kai jūs būnate pragare, jums labai norisi išlipti ir kiekvieną kartą, kai jūs grįžinėjate iš pragaro, jūsų dopaminas jau nebepapuola į dangų. Ir kiekvieną kartą vis žemiau, ir vis žemiau. Ir galų jūs papuola tokia būsena, kai jums reikia vartoti kažką tik vien tam, kad jūs pasiektumėt nulinę būseną, po kurios vėl vyksta kritimas į juodą pragarą. Ir tada, kai jūsų gyvenimas yra perpildytas viskiausiais dopamininiais dirbtiniais dalykais, jūs pradeda jausti liūdesį ir viskas būna labai ne kažką. Ir
detoksas yra tiesiog senovės liaudis tiesiog žinojo adventas ir pasninkas prieš Velykas, kaip jis vadinasi, gavienė. Va. Esmė tame tie du dalykai, kai tu nesivaikai jokių malonumo, nesiklausai muzikos, nesilinksmini, nevalgai cukraus ir visokių dalykų, tavo dopaminas būna toksai lengvas, paprastas, kuklus. Ir tada, kai ten šventė, jisai į viršų šauna, dėl to tu patiri tą euforiją. O kadangi mes dabar turime galimybių mėgautis gyvenimu ant kiekvieno kampo, ir socmedija, ir filmai, ir visa kitka, aš atsimenu vaikystėje reikėdavo laukti, kol tu galėsi nueiti į kino teatrą, o dabar tiesiog bet kada galima. Namuose galima Netflixą žiūrėti ištisą parą. Svarbiausiai turėti šaibų tams visiems dalykams apmokėti. Ir pagrindinis dalykas yra tame, kad mes esam persisotinę. Kaip tie narkomanai, kaip aš žodžiu, mums pakyla tas dopaminas nuo to gero, nuostabaus gyvenimo ir vis nusileidžia. Tada, kai jis nusileidžia tam, kad susibalansuoti. Nežinote, kaip gyvenimo bangavimas vyksta. Kuo aukščiau šauni viršų, tuo žemiau leidėsi tam, kad balansas atsirastų tarp tų dviejų. Nes jeigu biškį pašokti, tai biškį nusileidži, bet jeigu daugiau pašokti, daugiau nusileidži. Ir visas tas šamarlakas ir yra, kad mes esam perdozavę malonumų, mes esam perdozavę gero gyvenimo, mes esam perdozavę tų visų tokių pergalių, kurios mus visiškai nebedžiugina ir dėl to jaučiamės nelaimingi. Ir turbūt esat matę tą paikšliuką socialinėje erdvėje, kur yra du langeliai. Prie vieno langelio parašyta tiems, kurie nori pokyčių ir ten visai eilė žmonių, kurie nori, kad pokyčiai nutiktų jų gyvenime. Ir prie kito langelio vos keletą žmonių, o ten parašyta yra, kas nori pasikeisti. Tai vat, kai reikia keistis tau, tada tu galvoji, nenoriu, tingiu, čia ne kažką, čia reikės daryti, visokiausius veiksmus. Ne, nenoriu. Aš einu prie to langelio, kur kažkas kitas pakeis. Kažkas kitas sudėlios dalykus, kad man būtų viskas feng shui ir šanti. Vat toj vietoj mes ir pradedam šlubuoti, kad mes įsivaizduojam, kad čia kažkas kitas turi mums tą dopaminą sukelti. Mes užmirštam tai, kad mes esam patys cheminis fabrikėlis, kuris visus savo hormonus ten ir svaido viršų į apačią. Reikia nepamiršti dar ir tai, kad mūsų organizmus yra daug kitų nuostabių hormonų, kurie mums irgi labai daug nuostabių dalykų kelia. Tokie, pavyzdžiui, kaip oksitocinas, kuris yra meilės hormonas, kuris atsakingas už ryšį, atsakingas už priklausimą kažkokiai grupiai, šeimai, genčiai. Ir kai žmogus jaučia jo deficitą, jis jaučiasi nemylimas ir tai jaučiasi atstumtas, paliktas ir ne kažką. Ir aišku, dopaminas gali pramušti, nes tada jisai gali būti motyvuotas, lakstyti geresnės kainos ieškoti arba ten kažką tai sumedžioti, rasti, pagauti, nugalėti, laimėti. Ir tada jis užmiršta, kad jis yra nelabai jau ir mylimas. Bet tai vėlgi yra, kai viena problema maskuoja su kita problema ir taip toliau. Ir net realiai mums net nereikia jokios išorinės chemijos, mums nereikia nei kavos, nei kažkokių ten kokainų, kad jaustis super duper high. Dėl to, kad, pavyzdžiui, netgi sportas, jisai dopaminą išskiria, tikslų išpildymas, pavyzdžiui, surašti lapę savo tikslus, kuriuos norit padaryti. Ir tas visas dalykas šauna į viršų, kai jūs punktą pažymite, padariau namus, susitvarkiau, mokesčius sumokėjau, tą padariau, dantis įsivaliau ir visi tie punktai jums pabiški išskiria dopamino. Todėl banguojate labai švelniai, smagiai ir jums būna viskas labai paprastai ir nuostabiai. Aišku, būna žmonių, kurie turi kažkokių tai traumų, problemų, tai pas juos biškelį kitaip viskas sukasi, bet grubiai šnekant viskas yra apie tai. Nėra apie kažkokius laikus, nes nėra praeities ir ateities, yra čia ir dabar. Ir tai, kaip mes dabar jaučiamės. Jeigu pažiūrėtumėm žmogaus biologiją, kokia yra dabar ir kokia yra buvo ten prieš 2000 metų, tai jūs nelabai rastumėt skirtumą. Realiai viskas vyksta labai panašiai. Vienintelis galbūt skirtumas yra tai, kad mes turim daugiau pribumbasų ir viskas vyksta daug intensyviau.
Bet ir senovės laikais žmonės vaikys to paties, ir oksitocino to paties, ir dopamino, ir visų kitų dalykų. Tai va, su to noriu aš pasakyti jums tokį dalyką, kad jūs turėtumėt suprasti, kad jūsų pojaučiai arba ilgesys kažkokių senų gerų laikų yra iš tikrųjų apie dopamino bangavimus. Anksčiau jo būdavo mažiau, atrodytų tos pergalės būdavo daug aukštesnės, daug skanesnės, viskas būdavo labiau ir ir meo ir visa kitka. O dabar tiesiog, kai mes esam persivalgę, tai mes daug žemiau nukrentam ir mums reikia daug daugiau atrakcijų vien tam, kad pasiekti suknistą nulį, kurį mes anksčiau turėdavom be atrakcijų. Aš prisimenu, kai aš daugiau negu prieš 20 metų vartojau svaigalus, o tiek metų nevartoju, geras. Tai va, kai vartojau svaigalus, atsimenu tą diskusiją su savo draugais, kai aš sakau, žiūrėkit, hebra, dabar mes turime vartoti medžiagas vien tam, kad pradėti jaustis normaliai ir galėti funkcionuoti. Anksčiau mes tą normalumą turėjom nemokamai. Ką mes su savim padarėm, kad mes dabar sėdintume jo valia ir turime kiekvieną dieną susimokėti dileriams, kad galėtumėm jaustis tiesiog taip, kaip anksčiau jautėmės nemokamai. Tai va tas pats dalykas yra, kai mes turim tiek daug visokių pribumbasų, tie pribumbasai išlepina, išbalansuoja mūsų dopaminą ir tada mes nebežinome, ko norėti. Žinote, kaip būna tie maži vaikai, kai yra pervargę, labai nori miego, bet nesutinka eiti miegoti. Jie ten sėdi tik, sakys, išpūtę ir verkia ir negali užmigti niekaip. Bet jie nenori eiti miegoti, nes jie nori būti, nenori iš tos realybės išlyst, bet vos tik sudarai jiems nuostabias sąlygas, jie tiesiog klankti ir užmiega. Tai labai panašiai mes dabar esam. Ir man atrodo, net kai kurie politikai sėdi ant to viso dopamininio džiazo. Sakykim, ten koks nors Putinas sugalvojo, dabar aš pakeisiu istoriją Rusijos ir Krymą grąžinsiu. Ir pradėjo daryti savo dalyką, kad gauti tą visą tokį dopamininį. Trumpas stengiasi neatsilikti, jisai nusprendė dar ir Grenlandiją, daugiau negu Krymą. Vat Rusija tik Krymą paėmė, o mes Grenlandiją pasiimsim, mes būsime labiau nugalėtojai. Ir vat iš tikrųjų vyksta tas dalykas toks tokiam lygiai. Bet jeigu pažiūrėti žmogaus, tiek Trumpo, tiek Putino vidinę biologiją, tai tie žmonės tiesiog vaikosi dopamino. Taškas, viskas labai paprasta. Tai va, dabar žinote, kas nutinka su žmonėmis, kurie persisotina ir nebežino, ko norėti, tada jie pradeda daryti labai keistus dalykus. Ir žinote dabar, ką daryti su savo gyvenimais, kad tokiais netapti. Ir gamta, pasivaikščiojimas, gamtoje sportas, jis kelia tą patį dopaminą. Ir apsikabinimai, šokis ir glostymas viens kito kelia oksitociną. Tad jūs turite visą vidinį dilerį, kuris gali aprūpinti jūsų kosminiais patyrimais, jeigu tik tai praktikuosite. Tai va, pažinkite save labiau ir suprasti, kad gyvenimas yra kosmosas. Ne šiaip savo yra sakoma, kad viskas, ko mums reikia, yra mumise. Kaip kažkas ten pasakė, vienintelis dalykas, ko žmonėms šiais laikais labiausiai reikia, tai žinojimo, kad jiems nieko iš išorės nereikia. Viską mes turime savyje. Tiek. Ate.